Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Dubnas rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą minimas 1099 metais. 13 amžiuje šios žemės priklausė Haličio Volynės kunigaikštystei. 1340 metais Volynė įskaitant Dubną tapo Lietuvos dalimi. Apie 1271 priklausė Mstislavui Danilovičiui, o 386 Jogailos chartija atiteko Fiodorui Danilovičiui, Ostrogo kunigaikščiui. Jo giminiai Dubnas priklausė iki giminės išmirimo. Žinoma, kad 492 metais Dubną valdė kunigaikštis Konstantinas Ostrogiškis. Jis iš didžiojo Lietuvos kunigaikščio Aleksandro gavo teisę kaimą pavadinti miestu ir valdyti pagal Lietuvos statutą. Tuo metu buvo pastatyta pilis gintis nuo totorių. 507 Žygimantas I suteikė Magdeburgo teises. 529 metais Dubnas priklausė Bazilijui Ostrogiškiui, Konstantino sūnui. Bazilijaus sūnus Jonušas 577 pergalingai atrėmė totorių puolimą. Panašūs puolimai ir jų atrėmimai buvo 648-660 metais. Viduramžių Dubnas buvo vienas didžiausių Volynės kultūros centrų. Vietos vienuolynuose gyveno ir dirbo žymus mokslininkai, rašytojai ir bažnyčios veikėjai. 17 amžiaus pradžioje Jonušas Ostrogiškis pilį pertvarkė į bastioninę tvirtovę. Iškilo 2 bastionai su sargybiniais bokštais. 619 mirus paskutiniam Ostrogiškiui Jonušui Dubnas atiteko kunigaikščiams Zaslavliams, o jiems išmirus 673 Liubomirskiams, vėliau Sanguškoms. Bevaikis Jonušas Sanguška Dubną ir dar 70 kaimų padovanojo Liubomirskiui. Už gynybinės sienos stovėjo 2 rūmai, pietinėje pusėje statyti Ostrogiškių 16 amžiuje, o šiaurinėje kunigaikščių Liubomirskių. 648 prie pilies priartėjo kazokai, bet dėl stiprios pilies gynybos nedrįso jos pulti. Pasitenkino miesto užėmimu ir apiplėšimu. Miestelėje nužudė 1500 žydų. 660 metais kazokam padedant Šeremetjevas apsupo pilį, bet netrukus turėjo atsitraukti. Šiaurės karo metu miestą aplankė Petras I, kuris susitarė su Volynės magnatais ginti jų teises ir interesus. 755 kovo 2 pilyje iškilmingai buvo priimtas turkų pasiuntinys, atsiųstas pas karalių pranešti apie naujo sultono išrinkimą. 781 metais Dubną 3 kartus aplankė Lenkijos karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis, kuriam buvo surengtos lokio medžioklės. 794 metais prasideda miestelio smukimas, miestą apleido graikų, armėnų ir kitų tautybių pirkliai. Prekyba perėjo į žydų rankas. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 795 atiteko Rusijos imperijai. 919-21 ties Dubnu vyko atkaklios Lenkijos kariuomenės ir Raudonosios armijos kovos. Dubnas atiteko vėl Lenkijai. Iškart po Trečiojo reicho išpuolio prieš Sovietų sąjungą 41 metais birželį NKVD surengė kalinių laikomų vietinėje pilyje žudynes. Bolševikai Dubne kankino 1500 žmonių. Kūnų radimas sukėlė pogromą prie žydus kaltinamus komunizmo rėmimu. Per Antrą pasaulinį karą 41 birželio 23-7 dienomis vyko vienas didžiausių to karo tankų mūšių tarp Vokietijos ir Sovietų kariuomenių. Nors vokiečiai turėjo 799 tankus, o Sovietų kariuomenė 3356, Sovietų kariuomenė prie Dubno patyrė triuškinantį pralaimėjimą, nepaisant daugiau nei 3 kartus didesnės įrangos ir žmonių pajėgų persvaros. 41-44 buvo okupuotas vokiečių, po karo priklauso Ukrainai. Ar tu žinai, kur eina Lietuva, kai ji vingiuoja ant būties kraštelio? Ar tu žinai, kur eina Lietuva, kas jai suteikia šitą dvasios galią? Ar tu žinai, kur eina Lietuva, visatos mėlį siaučianti kvėpimui? Ar tu žinai, kur eina Lietuva, tavi troškimai, tai ir jos troškimai? Ar tu žinai, kur eina Lietuva, būtis išblaško ilgesį ir lietų? Ar tu žinai, kur eina Lietuva? Žinau, atsako, eina nugalėti. Kęstutis Rastenis.